Praėjusį sekmadienį Brazilijoje Sao Paulo mados savaitėje podiumų žengė aktorius Eštonas Kačeris. Jis demonstravo Colchi drabužius. Renginyje dalyvavo ir garsiausia Brazilijos manekenė Gisele Bündchen. 30-metė manekenė ištekėjusi už Jungtinių Amerikos valstijų futbolininko Tomo Brady. Ji jau baigė modelio karjerą. Vietoj jos Colchi veidu tapo Alessandra Ambrosio. Kai Kačeris su žmona Demi Moore pasirodė ant raudono kilimo, juos pasitiko suirzusių fotografų šūksniai, kurie 3 valandas laukė, kol atvyks garsenybės. Aktoriai nesutriko, šypsojosi ir mojavo prieš fotoaparatus. Garsią porą verslo sostinė Sao Paule apspito būrys gerbėjų. Renginį atidarė Bündchen, ji vilkėjo juodu seksualiu korsetu. Žiūrovai regis nekantriai laukė Kačerio pasirodymo. Jis trumpai šmėkštelėjo kolekcijos pristatymo pabaigoje su dizaineriu Jezieliu Moraisu. Didžiausiame šalies mados renginyje savo kolekcijas pristatys 31 Brazilo dizaineris.